Sveiki draugai, tiem kas manęs nežinot, aš esu Šnioka ir čia jau bus antras mano video blogas iš Norvegijos. Tai kas nematė pirmos serijos, siūlau pažiūrėti, ten daugiau apie kelionę, kaip aš čia atvykau. O dabar rodysiu, ką mes čia veikiam toj Norvegijoje, kaip blogas oras, kaip pakenčiamas oras, bet kalniukai kol kas nelepina su oreliu. Važiuojam! Tai kadangi šiandien blogas oras, ne veltui aš atsivežiau savo tatų mašinėlės, tatų įrangą ir jau susiradau pirmą klientę, kas norėtų čia kažką pasidaryti. Tai sėdžiu kurį laiką, eskizuoju tokį variantą. Užduotėlė buvo katinukas, sparnai, kosmosėlis, čia biškį įdėjau. Tai tuoj nešiu parodyti, jei pažiūrėsim ar patiks. Ir jeigu taip, tai darysim tatuiruotę. Praskaidrinti šitą lietingą ir vėjuotą dieną. Dizainas paėjo, mergaitai patiko, tokio dydžio darysime, tai visai nemaža ant šlaunies. Reiks dar sugalvoti, kaip ten paguldyti ją ir patoginti ir bus įdomu patatuiruoti atvažiavus į Norvegiją į kalnus. Tai džiaugiuosi. Ridiculous, guys. Nu ką, keliamės, kraustumės į kempingą. Važiavo mano draugai. Va tiek vašmutkių dar ne viskas. Atsivežėm, statysim palatkės dabar, kol nepradėjo lyt. Nes orelis šiandien va toks. Kaip tik prieš lietų baigiau įsirengti, pasistatyti palapinę. Kirilas pizdavojas, iš manęs va dabar filmuoja, mes viens kitą filmuojam. Laba diena! Say it in microphone. Laba diena, motherfuckers! Kirilskis atvažiavus. Tai va, įsikūriau palatkėlę. Labai neblogai čia pagyvensiu. Bus, manau, nemažai kadrų atsinaujančiam dienom iš tos palatkės, nes panašu, kad daug lietaus gausim ir mažai šokinėsim. Kas gali būti geriau už kempingą gamintą maistą, gamtoj, skaniai paprastai ir va taip atrodys mūsų virtuvėlė ateinančią savaitėlę. Dineras. O, nesitikėjau blico šito į veidą. Tai va, dienelė pasibaigė. Laikas miegučio, pailsėti. Tokia diena iš tikrųjų apie nieką šiek tiek, kad to orelį. Čia daug nieko nenuveiks, panašu per blogą orą. Bet to irgi toksai pat, tai tatuiruosiu žmonės. Gal kažką kitą paveiksiu. Bet daug kontento čia neprifilmuosi, kai lietus lyja. Vietoj sėdim, žvejojam ir nieko neveikiam. Bet chebra renkasi į šitą bugį. Draugai mane apleido, visi lietuviai beilino, nieks nebetvaro čionais, nevykėliai. Ką darysim? Teks atstovauti Lietuvą vienam. Priėmėskit, atsikeliu, lyja visą naktį, atidarau palapinę ir batukus čia buvau palikęs prieangį uždengtus. Kažkokiu būdu kiaurai šlapi batai, permirkę, varvantys. Nu tai šiandien reikės kažkaip bandyti juos įsidžiovinti, nes dienelė tik lietučio atneš daugiau. Nu ir nesąmonė. Vienus batus įsidedi ir kiaurai sušlampa per naktį. Aš kaltinu šitą vaikinuką, man atrodo jisai čia patvarkė taip, kad batai būtų šlapi. Bet nieko tokio. Susiradau draugų, kurie pašildė, padžiovino mano batukus, tol kol aš ruošiausi kalkę, stensilą savo tatuiruotei. Ir būtent taip pasirašinėjau savo darbą, eskizą, kad galėčiau perkelti piešinį ant žmogaus odos. Tai pasižymiu viską ir tokiu būdu turiu savo eskizą paruoštą kelt ant žmogaus odos. Tokiu būdu paruošęs odą, ją nudezinfikavęs ir nuskutęs, perkeliu savo piešinį ant odos, kad galėčiau jo vadovautis tatuiruodamas ir kai tempėsi ir sukasi oda, piešinys būtų taisyklingas, toks koks turi būti.
Proper cameraman. Šiaip tai juokinga, nes tatuiruočių studiją įsikūriau pas Chebrą namuose, ant virtuvinio stalo, didesnio buiteko neįsivaizduoju ir darbas taip ir įvyko. Iš tikrųjų, užtrukau nei daug nei mažai, apie 4 valandėlės, bet mergaitė buvom patogiai, tikrai patoginė ir nesiskundė, išgulėjo visas tas valandas, net nemiktelėjus. Visiems kritikam galiu iškart pasakyti, kad tikrai viskas buvo atliktas steriliai, žinau, ką darau, paviršiai visi nudezinfekuoti, paruošti, taip kad tatuiruotė tikrai kokybiška ir tvarkingai atlikta. Ir visai smagu buvo atsivežti visą tą įrangą, tikrai daug vietos neužėmė, viskas tilpo kartu su parašiutu į lagaminą ir taip galėjau praskaidrinti lietingas dienas. Tai ką, netikėtai pabaigiau tatuiruotę, tikėtai iš tikrųjų. Smagiai padirbėjau, va, viską susipakavau, tokią dėžutę, viskas telpa. Tai turiu adatų atsivežęs gal kokiam 5 tatuškiam. Tai gal tiek ir padarysiu. Nes čia norinčių, matau, atsiranda vis daugiau, kaip blogas oras. Tai, o ką daugiau čia veikti? Tai va, labai smagi dienelė gavosi, tokia kažkokia prasminga, kažką nuveikiau. Nes vakar tiesiog pračilinau visą dieną, pramontavau vidos ir panašiai. Tai va, šiandien įsiprasminau su tatuiruote, mergaitė labai patenkinta. Aš irgi džiaugiuosi, kad jai patiko. Tai va, dabar reikia biškį atsipūsti, man atrodo. Ir įpūst laisvės, kaip sakoma. Taip. Tai ką mes čia turim? Šiandien yra debesų skylių medžioklės diena. Ieškom va tokių visokių skylučių debesyse. Tai sakė, kad kažkur 12, tarp 12 ir 3 turėtų būti langas toksai va atsidaręs. Tai 10 valandą turim pradėti varyti kalną. Tai už 20 minučių bandysim kilt, lipt ir žiūrėt, gal pagausim skylę. Nu, jeigu ne, tai tiesiog pasivaikščiosim po kalnus, nes vis tiek, ką čia daugiau veiksi. Tai jo, toks įdomus laikas dabar Norvegijoje, kad panašu, kad reikės daug medžiot gerą orą, nes nelabai lepina šiemet. איזה שדיים יש לך? שדיים יפות יש לך. Panašu, kad šis tas vlogas mano bus daug apie orą, koks jis geras arba koks jis blogas, ir apie žygius. Nes iš tikrųjų didžiąją laiko dalį visą dieną, ką aš veikiu, tai tiesiog lipu į kalną. O tas šuoliukas yra tik tais vyšnaitė ant torto, paskutinis patiepimas ir tiek, ta prasme. Tai visą dieną laipam tiesiog, arba pakuojam parašiutus. Įdomus faktas, kad iš tikrųjų atvažiavau čia į tos kalnus, čia tų haikų yra belenkiek, bet mes tuo pačiu takeliu kasdieną lipam, einam, nu, kažkur ten gal kažkur kitur šiek tiek nueinam, bet neeksplorinam to kalnų ir paskui mintinai tos kelius visus žinom ir ten pat vaikštom. Įdomus momentas visos sportų, kaip ir čia visą laiką gamtoj prileidai ir fainai, bet nėra, kad labai daug eksplorintumėm, neieškom naujų taškų nušokti, šokinėjom ten, kur jau žinom, kad saugu, kad galima šokti, kur yra nušokta. Šiaip įdomus užsiėmimas tie šuoliai parašiutu nuo kalno. Tikriausiai daugumai atrodo, kad tai yra be galo pavojinga ir rizikinga, ir kam iš vis užsiimt tokiais dalykais, kam tiek rizikuoti viskuo realiai. Žinant, ką darai, tikrai galima saugiai tą atlikti, tuos šuolius. Nebūtina tenais kiekvieną kartą rizikuoti gyvybę ir skrist palei medžius kažkaip ir panašiai. Tai... Bet apskritai aš vis pagalvoju, ką man duoda tie šuoliai, kodėl aš tuo užsiemu, išleidžiu savo uždirbtus pinigus tokioje vietoj, vietoj to, kad galbūt kažką materialaus ir turėčiau, bet renkuosi tiesiog patirtį gyvenime tokią. Pirmoje vietoje tikriausiai tiesiog aš žiauriai mėgstu skristi. Ir skristi ne šiaip, kad ten su parašiutu, parasparniu ar kažko, o skristi savo kūnu, naudoti
naudoti savo kūną kaip sparną. Ir čia tikriausiai yra arčiausiai, ką gali patirti tos vaikystės svajonės skridimo. Ir kiekvieną kartą kažkaip kaip mažas vaikas džiaugies to skrydžiu ir tiesiog niekados nėra gana. Atrodo, kad ir kaip bijai ant to eksito prieš pat šuolį, kad ir kiek ten baisu, nušokęs galvoji tik vieną mintį, kad nori dar, kad neužtenka, kad reikia daugiau. Tai iš tikrųjų labai, galima sakyti, priklausomybę keliantis užsiėmimas. Bet kitas dar dalykas, kas labai pririša prie to sporto, manau, tai yra bendruomenė. Parašiutininkų bendruomenė, kai mes dalinamės tokiom patirtim, kvapą gniaužiančiom, kažkaip subondina, suriša tos žmonės. Tiesiog kitaip atrodo, gali susipažinti šiandien su bičiuliu, ten pasisveikinti, susipažinti, o vakare būsi kaip geriausias draugelį, nes šokai nuo kalno 3 kartus, išgyvenai ir patyrei neįtikėtinus jausmus. Tai bendruomenė yra tas dalykas, kas irgi labai riša ir dėl ko verta, norisi vėl būti čionais, tuose renginiuose, su visais žmonėmis. Smagus hobis. O tas šuolis iš viso labai sveika keliams, nes nulipti žemyno kalno labai nesveika iš tikrųjų sąnariams, tai rekomenduoju jums pradėti šokinėti iš tikrųjų. Pradžiai iš lėktuvo, aišku, išmokti. Tai va. Tokiais pastatėliais, bokšteliais, nežinau kaip čia pavadinti, žymi kelią. Nes šitas pats kelias, mes einam to pačiu keliu kaip į tą įstrigusį akmenį Norvegijos garsų jį. Gal irgi kada nueisiu, pafilmuosiu šį. Nu ir kaip nepasidžiaugus to sniegučių norvegiškoj vasaroje, dar tiek va jo yra, o jisai čia būtent tirpdamas ir sukuria visus krioklius ir tą ledinį vandenį apačioje, į kurį kaip kam kartais tenka nusileisti. Boys will be boys. Dar noriu šiek tiek papasakoti apie terminologiją šito sporto. Jau dažnai mane tikriausiai girdėjot vartojant žodį exitas. Galiu papasakoti tiek, kad tai yra tiesiog atsispyrimo taškas, nuo kur mes šokame. Jie visą laiką turi pavadinimus. Pavadinimą dažniausiai sugalvoja tas žmogus, kuris pirmas atidaro tą exitą, tai pirmas nušoka nuo jo. Ir sugalvojau pavadinimą. Tai čia Norvegijoje tiesiog sunumeruoti. Kiti turi kažkokius pavadinimus, bet didžioji dalis tiesiog sunumeruota, kad būtų aiškiau, nes čia jų daug šalia vienas kito. Ir yra žmonių, beiserių, kurie kolekcionuoja exitus, tai objektus, exitus. Tiesiog vat, jų drive'as, jų kaifas yra ant to, kad kuo daugiau skirtingų vietų nušokti ir turėti kuo didesnį skaičių tų exitukų, vis naujų šuolių. Kitiems visai nesvarbu ir šokinėja ten pat visą laiką. Bet šitą žodį dažnai girdėsit mane vartojant, tai tik norėjau detaliau papasakoti, kas tai yra. Nu ką, esame ant exituko, jau pasiruošę šokti visi su kostiumais. Vyrukai apsirengę visi, pasiruošę, bet problema ta, kad nieks nenori šokti pirmas. Visą laiką baisu šokti pirmam, nes nežinai, kaip tas kupolas ten skris, koks tas vėjas. Nors programėlė rodo, kad neblogas, bet įtariu, kad kaip visą laiką man pirmam reikės šokti. Jaučiu, ar padarysiu, norėjau pafilmuoti, kaip Hebra šokinėja gražiai. Pafilmuosiu, kaip Hebra leidžiasi gražiai. Sure. All right. Let's go! 3, 2, 1, let's go! Woo!
pamatysim vandens landingą, būtų įdomu. Aš jau manau, iš tikrųjų, vėjas aprimęs. Vėjas aprimęs, ramu. Parašiutas supakuotas, pasiruošta kitam šuoliui. Tik dabar suku galvą, ar čia dar varyti vieną šiandieną, ar užteks vieno šuoliuko šiandieną. Nes kaip ir oras labai neaiškus, toksai vėjas tai pakyla, tai nukrenta, tai pakyla, tai nukrenta. Dabar visiškai nėra vėjo. Galėtum šokt. Bet dar nusigauti vietą reikia poros valandų. Ir nežinau, ar turiu energijos antrą kartą žygiuoti tą žygį. Tai dar nenusprendžiau, ką darysi. O, Daniela daro valgyt. You the best, Daniela. Making food. Yummy, yummy. Not yet. Labai skaniai pavalgėm, papietavom ir turėjom laiko atsipūst. Bet ne visi. Va, draugelis ką tik grįžo išsimaudęs netikėtai, nusileidęs į vandenėlį. Visas šlapęs, nežinau kaip iš čia viską įsidžiovins. Ir turėjo nuotykį, bet tokį šiokį tokį, leidžiantis į vandenėlį. Nusileidimas buvo avarinis, nes per stiprų vėją nelabai pavyko pasiekti pagrindinės nusileidimo aikštutės. Na, o aš, kadangi jau susipakavęs parašiutą, susigrūdė va taip važiuojam autobusiukę ir kelsim į kalniuką. Tik Norvegijoje gali vienu metu būti ir blogas, ir geras oras, ir lyti, ir saulė šviesti. Tokie drėgni visi einam, sulijo, vėjas nuputė, dabar saulė išlindo. Tai va, tai šitą įkalbėjo mane visgi chebrytė dar vienam šuoliui. Tai varysime tryse su draugais. Jie šoks su mažesniais kostiumėliais, aš su didesniu, tai pafilmuosiu juos. Ir jeigu viskas gerai paeis, tai dar ir dronistas su mumis skris su dronu. Tai gal bus gerų kadrų. Tikiuosi gausiu šitą kadrą iš jo. Tai vat, nusimato visai neblogas šuoliukas. Jeigu tik tais vėjelis apačioj landingo leidimas į zonoje bus geras ir nereikės eiti atgal. Tikėkime, taip ir bus. Prieš kiekvieną šuolį racijomis susisiekėm su apačioje esančiais gelbėtojais ir kaip parašiutininkai pasiruošę, suskaičiuojam iki 3 ir visi šoka taip iš eilės po vieną arba po kelis, tam, kad būtų laisva oro erdvė. Is it filming? Yeah. Where did you stand? Yeah, over there. And you were here and you just stood behind us? Yeah, I think so. Where is that? I stand here. See? And you, Martinez? Stand behind you. I will stand behind you. Can we jump from there? Good one.
Prieš šuolį vieni kitiems visą laiką palinkim sėkmės, kai esam pasiruošę, suskaičiuojam iki 3 ir šokam. Aš neriu paskui savo 2 draugus, jie turi mažesnius kostiumus, dėl to man reikia pasistengti ir nerti paskui juos, kad galėčiau su jais skristi, bet galų gale kostiumas pradeda mane nešti į priekį, nebeišsilaikau su jais ir skrendu savo link nusileidimo zonos. Kaip matote, dar nemažai tikrai paskrendu iki savo skleidimosi ir tada skleidžiu parašiutą, tam, kad išgyvenčiau ir galėčiau pakartoti šitą smagų užsiėmimą. Tuomet belieka nusileisti ir man yra tas lengviau, nes aš esu arčiau nusileidimo zonos, realiai virš jos, o chebrytį dar reikia pareiti, parskristi tiksliau ir nemažai dar to atstumo jiems yra. Tai kaip matot, ne visiems, kuriems pavyksta. Ir Sergejus jau 2 kartą šiandieną leisis į vandenį. Dabar net patys galėsit pamatyti, nes man nusileidus pavyko dar nufilmuoti, šiek tiek prizoominau, tai kokybė nekokia, bet viskas aišku, kas čia vyksta. Kaip matot, valtis jau iš karto plaukia, dar net nespėjus nusileisti, jau iš karto matosi, kur jisai leisis. Ir čia jokių problemų nėra, tikrai nuskęsti nepavyks, nes gelbėtojai būdi visą laiką, o Kirilas šiaip ne taip irgi priskrenda tą nusileidimo aikštelę ir kaip su liftu, tiesiog matot, vėjas milžiniškas nusileidžia. Na ir čia jau galite pamatyti antrą Sergejaus nusileidimą į vandenį. Jau profesionalas žino, ką daro, švelniai patogiai nusileidžia, žino, ką daro. Leidžiasi netoli kranto, kad pasiektų dugną, nereikėtų plaukti, nes su to kostiumu plaukti labai sudėtinga, netgi praktiškai neįmanoma, nes jisai prisipildo vandens ir pasidaro kaip inkaras traukianti žemyn po vandeniu. O čia galit pamatyti, kokiom sąlygom šokinėjam per lietų, sniegą praktiškai ir irgi dar vienas žmogus, kuris į pagrindinę nusileidimo aikštelę nusileisti nesugebėjo. Taip pat pavyko užfiksuoti wingsuiterį atskrendantį virš mūsų kempingo ir tikrai įdomus vaizdas, pamatyti, kaip jisai skleidžiasi ir atrodo tikrai nėra aukštai, nes detaliai matai žmogų beskleidžiantį parašiutą. Matot, kokios sudėtingos vėjo sąlygos, nes parašiutas praktiškai į priekį neina, neskrenda ir tikrai labai sunku pataikyti ten, kur nori, kaip toksai stiprus vėjas. Na, o vakare po šuolių užsiemam skalbimais. Tai pradžiai skalbinių virvę reikia išsitempti, pasiruošti džiauti skalbinius, o tada jau galėsime ir išsiskalbti. Visai gerai, kai draugai atvažiuoja su mašina, prisikrovė pilną visokiausių inventoriaus, kaip kad virvės. Tai kai išmaudai Norvegijoje savo parašiutą, reikia jį po to dar išskalauti, nes pilnas druskų ten vanduo, kur mes leidžiamės. Tai kad negadintų druskos siūlių ir pačio parašiuto, tai chebra išskalbė upėj va čia naisva. Dabar... Guys, if you need to clean your canopy or dry it after water landing, Kirill Zemin. Kirill Zemin. 078-765-4303. Tam, kad išskalautų sūrų vandenį iš parašiuto, viską merkiam į upę ir tam reikia kelių žmonių, nes jeigu srovė pagautų parašiutą, būtų sunku vienam jį nulaikyti. Ir ta medžiaga prisigėrus vandens tikrai daug sveria, tai reikia kelių žmonių ir reikia ne tik parašiutą, bet ir kuprinę visą išskalauti, išplauti, nes būtent sūrus vanduo gadina medžiagą ir kenkia parašiutui. Bet labai gerai, kai turi daug draugų, visi noriai padeda ir kažkaip vis tiek prisideda prie tavo nelaimės išsprendimo. Tai chebrytė iškels antrą parašiutą, nes šitas draugelis sugebėjo paskandinti šiandien 2 parašiutus, net ne vieną. 2 kartus iš eilės nusileido į vandenį, tricky landingas ten tikrai. Vėjukas buvo sudėtingas šiandien. Tai va, pabiškį džiovinamės per lietų. Upėje išskalbė šitus parašiutus, kad būtų išskalautas sūrus vanduo, nes jisai gadina patį parašiutą. Tai dabar turėtume kažkaip išdžiovinti šitus dalykus. Nu ir intensyviai dienelė.
Du šuoliukai, du rimti haikai. Draugelis į vandenį porą kartų nusileido, žodžiu. Jau vakaras, bet einu dar susipakuot parašiutą, kad rytoj nuo ryto vėl būtų galima kilti kalną, nesiparinant. Ir jaučiu, taip ir baigėsi dienelė šiandienos. Prisivalgiam, viskas gerai. Rytoj tęsim šuolius, o rytoj atvažiuoja mano draugelis Deividas iš Klaipėdos su šeimyna, su kemperiu atvaro. Tai bus fainai. Jau nuo antradienio atskrenda sraigtasparniai. Jau varysim kaip pasiūtę. Bus gerai. Tai va, top vakare, iškart po šuolių, sėdu pamontuot filmuko. Nežinau, kad grįžus po kelionės tiek prisikaups medžiagos, kad ojojoj, bus per daug sudėtinga. Šiai dienai tiek. Einu ilsėtis. Tikriausiai sunku patikėti, kad čia jau vakaras ir tokia naktis, bet Norvegijų čia niekad taip ir nesutemsta normaliai. Tai tenka miegot užsidengus akytės ir ilsėtis tik tokiu būdu. Paprašysiu jūsų tiesiog palaikinti šitą video, jeigu patiko. Kažką pakomentuokit, atkreipsiu dėmesį, patvarkysiu. Anam video garsas buvo prastas, dabar tikiuosi sutvarkiau. Jeigu ne, parašykit ir kurioje vietoj. Sustabdykit video, užsubscribinkit, prašau. Laukiu, kol užstabdysit ir pasubscribinsit. Tai vat, ir artėja tik dar daugiau nuotykių čionais. Atvažiuoja ir atvažiavo jau krūvo žmonių, jau turim 170 šokinėtojų. Jau darosi eilės ant exitų, tai bus tikrai įdomių vaizdų dar daugiau ir dar daugiau nuotykių. Tai laukit kitų video ir susitiksim.